negaliu pasakyti, kad skambiausia, bet kad pateikėm super staigmeną, tai tikrai, nes tiksliai nepasakysiu, bet turbūt per 15 metų daugiau Šiauliai nežais, nebus ketvirtės stipriausiam. Tai iš tikrųjų tai jau kažkokią hierarchiją sugriovėm, nenukovėm grandų 2-1, turiuomenį Žalgirį Ryto, bet kažką jau padarėm, pakeitėm istoriją, kažkiek kitokį. Kas lėmė šitą pergalę, ypač antrąją pergalę, ir ypač puikiai suvesė ketvirtąjį kėlinį? Kas lėmė, kaip? Gynyba lėmė. Iš tikrųjų susikaupėm, aš atrodo praleidom 81 tašką, bet iš tikrųjų susigynėm galą. Lėmė tai, kad nedavėm labai daug antrų šansų jam. Paskutinės 3 minutės, kai varžovai spaudė Frazas keletą kamuolių, nepriminė Perlo, nei Perlo, nei Perlo. Tikrai neįvarė baimės, nes, kaip sakoma, iš klaidų mokomės gaila. Reikia mokyti iš kitų klaidų, bet iš kartą pasimokėm į savų klaidų, kur padarėm reguliariam sezone prieš Perlą. Be jokios abejonės, palaikymas nuostabus. Čia pergalė jam, jie to nusipelnė. Mes tik žaidėm dėl jų. Juventus klubas šiame sezone įveikė visas komandas išskyrus Žalgirį Lietuvos Rytą. Pusfinalyje laukia Žalgiris. Ar galima tikėtis dar vienos staigmenos? Kas laukia, pažiūrės. Nieko nenoriu prognozuoti, bet žaisim krepšinį paprasčiausiai.